skirtingos dovanos. Tai jis paskyrė vienus apaštalus, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Laiškas Efeziečiams, 4 skyrius, 11 eilutė. Biblija sako, jog kiekvienas tikintis Kristų turi mažiausiai vieną malonės dovaną. Kiekvienas turi savo dovaną, bet kartu kiekvienas turi dar ir tam tikrų ypatingų svarų dovanų. Dėl to, kai kurios vadina evangelistais, kai kurios mokytojais, kitus pranašais. Kiekvienas turi būti Kristaus liudytoju, bet kai kurios liudijimo metu Dievas aimina ypatingai, klausytojai supranta bei dažnai atsigręžia į Kristų, kaip kad klausantis Billy Grahamo, jam pamokslaujant, žmonės suprasdavo bei apsispręsdavo sekti Jėzumi. Kiti viską tiksliai atkartojo, bet nebūna toks poveikis. Jis yra, kuomet Dievas kažkam numato tam tikrą darbą, tikslą. Tai, kas vieniems evangelistams tokiems kaip Billis Grahamas yra normalu, kitiems yra stebuklas. Jie juk neturi to ypatingo patvirtinimo, tos nepaprastos dovanos. Jie turi kitų dovanų. Evangelistai mano, jog Evangelijos skelbimas yra svarbiausia ir jie teisūs. Bet kuomet kažkas turi kitą dovaną, pavyzdžiui, pašaukimą maldai, tuomet evangelistai jiems tampa sąžinės priekaištu. Jie nori, jog kiekvienas nuolat būtų liudytoju bei pastoviai kalbėti apie Jėzų. Bet juk tai daro evangelistai. Kartą tai buvo nagrinėjama ir tyrimai parodė, jog maždaug 10% krikščionių turi evangelistinę dovaną. Ne kiekvienas turi jausti ar pasiduoti spaudimui, nuolat teikti liudijimus. Ne kiekvienas nuolat ieško galimybių skelbti Jėzų, bet jie visi myli Viešpatį. Pažįstu piemenių, kurie yra susirūpinę ir dėl vienos avelės bei seka mokytojų klojančių tikėjimų pamatus. Padėjėjų, padedančių viską suprasti, žmonių gyvenančių svetingumu. Visi jie itin svarbus Jėzus bendruomenėje. Dėl to niekas neturėtų manyti, jog svarbi tik mano dovana. Niekas neturėtų versti kito praktikuoti dovaną, kurios jis neturi. Niekas neturi teisės sukelti kitam sąžinės priekaištą dėl to, kad anas per mažai evangelizuoja, ar meldžiasi, arba. Visą tai tvarko Dievo dvasia, tvarko tai, kaip ji nori, ir taip, kaip yra geriausia. Neturėtume jausti sąžinės priekaištą dėl to, kad neypatingai savąją dovaną disponuojame. O taip pat nenorime, jog visi praktikuotų tas pačias dovanas kaip ir mes. Mes žinome, kad kiekvienas yra pavestas kažkam ir būtent dėl to tą kitą mes laikome aukščiau, net už save pačius. Dėkoju Jėzau. Tu skyrei man dovanas, kurių neturiu niekas kitas. Tu patvirtini šias dovanas ir būdamas savo vietoje galiu aš tavoji karalystė veikti tau. Neturiu būti toks kaip tu, tik kiti. Dėkuoju, jog stovi prie manęs, laikai mane svarbu ir tik tu vienas viską supranti. Tavie esu saugus. Amen.